Tai va, tai kas čia per tie pokyčiai, tai įvykiai įvairiausi prasidėjo jau ir dabar ir per ateinančius, nu, sakykime, pusmetį kokį į priekį, tai bent jau taip bendram energetiniam lauke kolektyvinės sąmonės požiūrį, taip ar ne, skenuojant, sakykime, ir aišku, šviesnešius srautus nešamus. Tai maždaug taip yra projektuojama apie pusmetį į priekį, dar tų visokių vulkanų, sakykime, energetinių jų tikrai bus ir smagu dėl to, nes mes kuriam naujumą ir aišku save naujai kuriam. Taip pat geros žinios intuityvams, gyduoliams, dvasinių praktikų vedliams, kūrybingiams žmonėms apskritai, su kuriais aš daugiausiai ir dirbu. Tai va, tai geros žinios ateina downloadai ir jau ateidinėja kuris tai laikas. Šitą informaciją, kuri ateina dabar, iš esmės ji išsiskleis ir bus ypatingai reikalinga 26-27 metais, nu ir dar tolyn, aišku. Tai priimkim tai, kas eina, įsileiskim tą naujumą ir na, tiesiog leiskim skleistis visam tam, kas mumise skleidžiasi. Beje, labai ačiū už jūsų klausimus, net ir klausimus, kiek kainuoja prisijungti prie šitų laivų mano. Tai darau juos, kaip supratote, nemokamai jums, bet aišku, viską finansuoja Akademija Perkurk save savo lėšomis ir esu dėkinga, kad prisidedat savo paramą, savo dešimtinėmis, labai ačiū už jas, ir sklaida, ir apie visokius nemokamus, sakykime, čia vykstančius renginius ir visą kitą. Dalinkime tom žiniom, tom žiniom, kurios veda į sąmoningumą, į aiškumą, į išsilaisvinimą iš tų visų savo kažkokių tai susigalvotų pančių ir taip toliau. Ir kvieskim kuo daugiau žmonių, kad kuo mažiau jų gyventų senose programuose, kažkur tai kankindamiesi, dėl kažko nerimaudami, nesusipratimuose, kas vyksta jų gyvenime ar jo aplinkoje, jeigu tiesiogiai ne jiems. Ir tiesiog, kad tų dalykų nebijotum. Neuždarykim informacijos, kitaip sakant, ar ne, neuždarykim, beje, ir neuždarykim jų sąmonių taip pat, nes kartais, kada mes patys iki galo nesuvokiam, būna, kad kažkaip interpretuojam, oi, čia kažkas jau vyksta tokio vos nebaisaus, tai iš tikrųjų nieko baisaus nevyksta, neuždarykim kitų irgi šitoj baimei, kad kažkas baisaus vyksta. Tikrai nieko baisaus čia nevyksta ir nevyks. Tai va, neuždarykim nei baimėse, nei trūkume, nei kažkokioj tai atskirti, o kvieskim į aiškumą, į lengvumą, į supratimą, nes būtent kada yra aiškumas, tada mums paprasčiau visame kame ir gyventi. Ir jeigu patiems kažkaip nepavyksta paaiškinti, tai tiesiog nukreipkite pas tuos, iš kurių galbūt gavo šitą informaciją, kurie gali tai paaiškinti jiems aiškiau ir, na, tiesiog skleiskim šitą žinią ir ne tą žinią, kurią aš čia dabar transliuoju, bet tą gerąją žinią, sakykime, ar ne, apie tos visus pokyčius, kad ir kokiais kanalais jūs tai girdite, svarbiausia, žiūrėkim, kad tie kanalai neapsunkintų mūsų pačių ir, na, tuo pačiu neužkrautume kitų žmonių, kaip sakau, neįvarytume į dar kažkokias tai baimės, užtenka jau, kad daugelis ir taip gauna pakankamą dozę sėdėdami prie televizorių dėžučių ir ar ten kažkokių TV žinių klausydami ir panašiai. Tai dėkui visiems už bendrystę, už bendradarbiavimą, už sklaidą, už visą tai, kas čia vyksta. Galų gale mūsų visų misija ir yra nešti kolektyvinės sąmonės pokyčius ir tiesiog padėkim vieni kitiems tai padaryti. Nelaikykim savo, nekonkuruokim, nes nėra su kuo, nes, kaip sakau, konkurencija tai, na, tiesiog iliuzija yra, nes mes kiekvienas savoje energijoje, o energijos tarpusavyje jos niekaip nekonkuruoja ir nenukopijuojamos yra. Taip kad čia šitie dalykai irgi turėtų būti jau, na, sakykime, praeities kažkokios tai atgyvenos, ar ne? Ir nebijokim pasirodyti kitokie. Nes mes labai bandom kažką imituoti, kažkuo būti kitu, labai kaip jie elgtis ar šnekėti ir taip toliau. Ir tada tampame nebe mes. Ir tai trukdo mums. Tai nedarykim to, būkim savimi, nes, kaip suvokiam, drįstantis būti kitokie, būtent jie ir keičia pasaulį. Tai va, apie visą tai 9-11 dieną intuityvusis kelias nuo blokų iki klientų, dar kartą sakau, tai yra nemokamai, bet galite įsigyti dar VIP papildomai, kam aktualu, nuorodą aš įkelsiu ir jeigu netyčia kažkur kažko neranda, tiesiog rašykit arba man Žaneta Jūra arba info@perkurksave.lt.
Tai tiek nuo manęs, apkabinu kiekvieną. Tikiuosi, kad šitos žinios iš tiesų jūs džiugina ir keliaujam toliau į tą visą nuostabų pokytį.